Sunkumai ne tik grūdina, bet ir leidžia įgyti daugiau patirties. Tuo įsitikino 5 sostinės krepšinio mokyklos komandos. Šventinį savaitgalį Latvijoje dalyvavusios tarptautinėme turnyre Easter Cup 2012. Keliaudami į Rygą krepšininkai nenutokė, kad per Velykas kamuolius reikės mesti į gerokai žemesnius 2,60 cm aukščio krepšius. Kaip teigė SKM Lumo komandos treneris Karolis Čyžius, minėtas aukštis vaikams leidžia atlikti efektingus dėjimus ir kur kas taikliau atakuoti krepšį. Tačiau Vilniaus ekipos prie naujovės nespėjo prisitaikyti, nes Lietuvoje yra įpratusios mesti į standartinį aukštį iškeltus krepšius. Tai buvo opiausia lietuvių problema Rygoje. Per 5 rungtynes Čyžiaus auklėtinė realizavo vos vieną tritaškį. Krepšys atsirišo tik paskutinėme mače, kai varžybose dalyvaujanti kita Lietuvos komanda iš Šilutės sutiko iškelti langus į standartinį 3,5 cm aukštį. Šiame mače SKM Lumo žaidėjai pataikė 4 tolimus metimus ir džiaugiasi pergalę. Kaimyninėje šalyje SKM krepšininkams nepatogumus kėlė neaiškiai nubrėžtos aikščių linijos. Tuo tarpu trenerius iš proto vedė neobjektyvus teisėjavimas. Prieš kelias savaitės SKM auklėtiniai tapo Lenkijoje vykusio turnyro nugalėtojais, o balandžio pradžioje pasiekė 3. vietą Prancūzijoje. Nors šįsyk medaliai neiškovoti, savo krepšinio žinių bagažus papildė kiekvienas Rygoje viešėjęs jaunuolis.